Labas. Šios dienos tema – kiekgi žmonių pasaulyje turi daugiau nei vieną bitkoiną? Ir atsakymas, pasirodo, yra ne toks paprastas, kaip atrodo. Taigi judame į video. Internetas dažnai klysta. Yra sakoma, kad daugiau nei vieną bitkoiną turi apie 1 milijonas žmonių. Tačiau čia yra viena problema, kad bitcoin tinklas nerodo žmonių, jis rodo tik adresus, anoniminės eilutės kode. Ir adresas nėra lygus žmogus. Vienas žmogus turi arba gali turėti daugiau adresų, arba vienas adresas gali turėti milijonus klientų. Ir kurgi galima patikrinti duomenis, kad nekalbėtumėm tiesiog nuomonėmis, naudosime viešai prieinamus šaltinius. Tai bus 3 pagrindiniai įrankiai, kuriais rėmiausi darydamas šitą video. Pirmas iš jų yra BitInfoCharts. Paprasčiausias įrankis bitcoin adresų pasiskirstimui pagal balansą stebėti, puikiai tinka greitam vaizdui gauti. Taigi, labai įdomu, kad jeigu žiūrėsim naujausius duomenis, daugiau nei vieną bitcoiną turi 827 557 vartotojai adresai. Jeigu mes pasistatysime, kas buvo prieš metus, jų buvo šiek tiek daugiau. Ir jeigu vieną iš kito skaičiaus atimsim, tai gaunasi, kad vieną ir daugiau bitkoino turinčių žmonių kiekis sumažėjo iki 6294. Įdomu, kodėl jie tuos bitkoinus pardavė. Galbūt all time high lėmė tokį sprendimą ir tikrai dalis žmonių galbūt dėl to ir išsipardavė. Kitas įrankis Arkham Intelligence, blockchain analitika ir entity tracking identifikuoja biržą, fondus ir žinomus adresus pagal jų bitcoin adresus. Tai yra gana sudėtingas, kiek teko žiūrėti puslapis, ne pačia technologijos prasme, bet sudėtingas tuo, kad galbūt jisai pateikia daug informacijos ir aš labai stipriai nenagrinėjau, jisai turi tikrai daugybę funkcijų, bet kas man patiko, kad mes galim pasižiūrėti, kiek per 1 valandą buvo, pavyzdžiui, va štai čia top flows. Tai reiškia, rodo kokioj keitykloj, iš kokio adreso, koks bitcoin kiekis ir aišku, verte doleriais buvo išsiųstas. Ir nors dabar, kai filmuoju šitą video, rinka raudonuoja, bitcoino kaina krenta, matosi, kad vyksta tikrai didelės transakcijos ir šioje vietoje tai gali sudaryti tokią geresnę nuomonę, kad visgi neina tas bitcoinas į nulį, kad daugybė žmonių daro transakcijas, veiksmas vyksta. Čia matom pagal kainą, kad bitcoinas yra dabar, kuris buvo žiemos metu, vasario mėnesį, ir šita vieta atrodo, kad visai viskas vyksta pagal ciklus. Na ir trečias labai įdomus šaltinis – Bitcoin Treasuries, korporacijų ir valstybių bitcoin turtas. Tai seka, kurie subjektai turi didžiausius bitcoin kiekius. Tai yra top 100 kompanijų. Pasižiūrėsim. Pirma, aišku, yra Strategy su 847 363 bitkoinais ir toliau eina jau visos kitos. Tikrai irgi smagu galbūt atidžiau būtų panagrinėti, pasižiūrėti, kas tai per kompanijos, kuo jos užsiema ir susidaryti savo nuomonę galbūt į kokias iš jų galbūt investuoti, o galbūt kaip tik neinvestuoti, tačiau jūs priimat savo finansinius ir asmeninius sprendimus. Taigi, dabartiniai duomenys. Kaip ir pasižiūrėjom, kiek adresų dabar turi daugiau nei vieną bitkoiną, tai šiandien blockchain duomenys rodo, kad yra apie, tai šis skaičius, 827 500 turėtojų. Taigi, kiek adresų turi daugiau nei vieną bitkoiną? Šiandien blockchain duomenys rodo, kad yra apie 827,5 tūkstančiai adresų, kuriuose laikoma bent vienas bitkoinas. Ir reikia svarbu, ką paminėti, tai nėra žmonių skaičius, tai yra adresų skaičius ir šie du skaičiai gali labai skirtis. Kodėl adresas nėra lygus žmogus? Šis neatitikimas veikia abiem kryptim ir tai radikaliai keičia statistikų interpretaciją.
Vienas žmogus gali turėti daug adresų. Tu nusiperki Bitcoin, dalį laikai ledgerį, dalį trezoriui, dalį palieki biržoje. Blockchain matys 3 skirtingus adresus, nors žmogus bus vienas. Ir vienas adresas milijonai klientų. Pavyzdžiui, Binance vienoje piniginėje gali laikyti 100 000 žmonių Bitcoin. Blockchain mato vieną adresą, tačiau savininkų ten gali būti milijonas. Kas yra entity analysis? Dėl adreso ir žmogaus neatitikimo tokios įmonės kaip Glassnode sukūrė entity analysis metodiką, adresai grupuojami į subjektus. Pirmas, tai adresai, blockchain fiksuoja milijonus atskirų adresų be konteksto. Antras, klasterizacija. Algoritmai nustato, kurie adresai priklauso tam pačiam subjektui. Ir trečias, subjektai, gautas tikslus žmonių ir organizacijų paskirstymas. Tikrasis skaičius – žmonės su daugiau nei vienu Bitcoin. Remiantis Glassnode Entity Analysis, reali žmonių turinčių bent vieną Bitcoin suma yra mažesnė nei adresų skaičius, nes biržų adresai paslepia 100 000 mažų savininkų. Adresai su daugiau nei vienu Bitcoin apie 950 000, tai estimuojami žmonės 800 000, biržų ir fondų adresai 150 000. Skaičiai nuolat kinta, tiksliausi duomenys visada Glassnode ir Arham platformose. Kaip keitėsi turtingiausių skaičius? Ką rodo tendencijos? Nepaisant kainos svyravimų, adresų turinčių bent vieną Bitcoin skaičius ilgainiui augo, ypač po 2020 metų halvingo. Tai rodo, kad Bitcoin nuosavybė pamažu plinta, nors vis dar išlieka koncentruota. 2017 metų boomai, pirmoji masinė adopcija. 2021 metų all-time high, institucinis susidomėjimas. Štai čia. Taigi, kur tu esi šioje piramidėje? Remiantis blockchain duomenimis, Bitcoin turto paskirstymas atrodo maždaug taip. 100 žmonių turi daugiau nei 10 000 bitcoinų, 2000 žmonių turi tarp 100 ir 10 000 bitcoinų, 150 000 žmonių turi tarp 10 ir 100 bitcoinų ir 650 000 žmonių turi nuo 1 iki 10 bitcoinų. Pagrindinės išvados. Adresas nėra lygus žmogus. Blockchain rodo tik adresus, ne žmonės. Vienas žmogus gali turėti daug adresų, o vienas adresas milijonus klientų. Naudok Entity Analysis, Glassnode ir panašus įrankiai grupuoja adresus į subjektus. Tai daug tiksliau nei tiesioginis adresų skaičiavimas. Internetinės statistikos su druska. Dauguma straipsnių painioja adresus su žmonėmis. Visada tikrink šaltinį ir metodiką. Bitcoin vis dar koncentruotas. Tai maždaug 800 000 žmonių turi daugiau nei vieną Bitcoiną, tai yra mažiau nei 0,01% pasaulio gyventojų. Ir šitoje vietoje judėsime į sekančią mūsų temą, kasgi nutiktų, jeigu arba kai Bitcoinas pasiektų aukso kainą. Apie tai pakalbėsime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjai. Jeigu patiko video, nepamiršk paspausti laiko ir prenumeruok kanalą. Iki susitikimo kitose video.